Sveiki visi, sveikinasi su jumis Rasa iš Kauno ir šiandien noriu parodyti jums progresą. Nebuvau įsijungusi, rodžiau tik planšetėje prieš išsijungiant praėjusioje serijoje, tai visumoje siuvinėjau šitą bordiūrą, šitą elementą tarpę ir bordiūro viršų. Tų bordiūrų tenais tų elementų iš esmės turėjo būti 3, tai aš tuos išsiuvinėjau tik vieną elementą, netgi tarpinių tų tulpelių nepradėjau ir išsiuvinėjau per 2 dienas 727 kryžiukus. Šiandien yra 23 rugpjūčio, realiai beveik 5 dienas iš eilės nesiuvinėjau. Iš esmės tai nuo penktadienio matuojant. Penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį, pirmadienį visai nesiuvinėjau. Tai yra, kaime buvom išvažiavę pas mano tėvus su vyru, tai pasiuvinėjau ten gal 200 kryželių ant kaimuke esančio Riolis projektuko. Bet ten tokie minimalūs postumiai, kad net neužfiksavau, nes tiesiog prisėdau ir labai greitai atsitraukiau nuo darbelio. Tai štai, darbelis atliktas. Šiek tiek atsipalaidavau, aš pati jaučiu, kad atsipalaidavau, kadangi čia bus paskutinioji serija, turiu laiko iki rugsėjo 1-osios, tai leidžiu savo vasaroti taip, kaip išeina, nespaudžiu savęs stipriai į priekį. Bet progresas šioks toks, bet kuriuo atveju yra. Čia dar primenu, o noriu visi pasakoti. Čia yra viena iš tų, kaip aš jums rodžiau, adatėlės su tuo bumbuliuku ant galo. Tai su viena iš jų siuvinėjau būtent visą tą dalį, kuri naujai išsiuvinėta. Tai buvo labai keista, nes tas bumbuliukas iš tikrųjų ir padeda, ir kartais man asmeniškai trukdo, nes jeigu pataikai į skylutę, tai jis toj paskylutė jau ir nori likti. Tai gavosi taip, kad aš laiks nuo laiko pataikydavau ne ten, kur noriu, tai toksai tarsi užsikabina, tarsi ne. Bet visiems rekomenduoju pabandyti. Iš ties, ta prasme, tai yra adata visiškai kitokia, nors atrodo, kaip adata gali būti skirtinga, tačiau iš tikrųjų įdomus pojūtis. Tai taip, pasiuvinėjau, vis dar siuvinėjau tuo pačiu vienu siūlu, 3072 spalvos ir eisim dabar prie metimo. Šiek tiek blaškosi mintis, bet grįžau ką tik iš darbo, norėjau kuo greičiau tai atlikti, kad galėčiau pereiti prie kitų darbų, tai šiek tiek šokinėja mano mintis. Gražus procesas, iš tikrųjų aš semplerių gyvenime niekada nemėgau, visada tai buvo kraštutinumas kažkoks, tai bandau pirmą kartą tai daryti. Iš esmės tie elementai kaip ir žavus patys savaime, tik nežinau po to galutiniam variante, kaip žiūrėsis. Bus matyti. Tai eikime mesti. Tai pirmasis kauliukas, 2 ir antrasis, 1. Antro 2 ir 1 yra 200 kryžiukų juodų ir 100 kryžiukų baltų siūlų. Žiūrim, ką turim. Ir vėl ta pati problema. Dabar jau turiu baltų, kur siuvinėti, bet vis dar neturiu, kur siuvinėti juodų. Nes elniuose yra iš viso per visą projektą 165 kryželiai. Tai aš iki jų nedaeisiu, galiu daeiti iki 30, bet lentynoje nėra, Zolotojo runo miške nėra, sempleryje nėra ir zylutėse šiek tiek yra, bet toli gražu iki 200. Tai imsiu baudą, aš esu baudų mėgėja šitam žaidime, tik dabar galvoju, kurį čia procesą norėčiau. Gal vis tik Zolotojo runo mišką, jis mano gelbėjimas ratas, iš tikrųjų galvojau gal elnius imti, bet elnių aš kelis kartus siuvinėjau į priekį ir dabar ten reiks kaip ir lankelį judinti ir tai nėra pats maloniausias procesas, tai galvoju taip, pereisim prie runo miško. Ir 1000 ten, bet kuriuo atveju labai gražiai atrodys 1000 kryželių. Nuo praėjusio karto niekas nepasikeitė, tai pasiuvinėsim dabar, manau, šakas, nes fono ir taip praėjusį kartą nemažai pakėliau. Tuoj susitiksim ir pamatysit, kaip man sekėsi. Ir rodausi jums savo progresą. Jums turbūt geriausiai matyti, kadangi praėjo tik tai šiek tiek laiko. Tai siuvinėjau porą dienų. Vakar buvo ta diena, kai išsiuvinėjau turbūt savo maksimumą per nežinau kiek metų, nes tiek aš neišsiuvinėjau šiaip kasdienybei. Tai 2 dienas sudėjus gausiu virš 1800 kryželių, kurie sugulė
pagrindė į šitą šaką. Tai taip, dar paslinkau prie lango arčiau, galvoju, šiandien geresnis apšvietimas, vakar, kadangi lyjo lietus, žadėjau filmuoti, bet buvo be galo apsiniaukę, tai pratęsiau savaime gavosi ir daugiau tų kryželių. Na, visumai labai gražiai gaunasi, labai gražiai tos šakos dėliojasi ir kaip skiriasi jų atspalviai. Viena šaka yra šiltų atspalvių, šita šaka šaltų, bet visumai mano miškas bus pasakiškas. Ir taip, kalbant apie patį siuvinėjimą, aš nesiuvinėjau nieko, jokių haedų, jokių didelių darbų, nes turbūt nėra nei vieno tokio, prie kurio aš norėčiau praleisti N metų, nes jie taip greit neišsiuvinėja bet kuriuo atveju. Ir šitas darbas, aš jį kiek laiko siuvinėjau, jis man vis nenusibosta. Realiai siuvinėjau maždaug metus ir porą mėnesių, nes aš kai jį pradėjau, buvo tik 10 eilučių nuo... iš esmės, kadangi tai yra apvali forma, tai 10 eilučių buvo 10 kryželių viršų eilutėmis išsiuvinėta ir aš jo visai nesiuvinėjau. Nuo praėjusių metų rugpjūčio aš jį ėmiau siuvinėti laiks nuo laiko, buvo aišku poros mėnesių pertrauka ir panašiai, bet visumoje aš jį siuvinėjau, sakykime, metus ištisai. Ir šitas darbas man nenusibosta. Jis išties labai gražus. Tai galvoju, turbūt čia ir yra ta magija, kaip mergaitė sako, kad gali siuvinėti haedus ir panašiai, turi tas darbas neatsibost, iš tikrųjų dizainas labai patiko. Tai čia irgi tas variantas, kad ir mažam lygmenį. Ir mano darbelyje liko 10 113 kryželių ir bus šitas zolotojo runo pabaigtas. Na, čia labai tikiuosi, kad šiais metais pavyks, bet žiūrėsim, kaip susidėlios. Tai va, keliaukime mesti. Pirmasis metimas ir antrasis metimas, tai trejeto ir ketvirto sandūroje yra 150 kryželių smėlio atspalviais. Tai aš manau, kad imsiu savo zylutes Dimensions, nes ten daug smėlio. Štai kaip atrodo darbeliai šiuo metu. Tai 150 žinoma yra nedaug, bet aš pajudinsiu darbelį ir jums neužilgo parodysiu, kaip man sekėsi. Darbelis pasipildė 319 kryžiukų, kadangi siuvinėjau pusiniais, tai išeitų maždaug 150 keli, taip kaip normą atlikau. Iš esmės tai siuvinėjau šitam kamienė, šitam kamienė ir šitam kamienė. Ir dar šiek tiek čia dadėjau visokiais atspalviais. Šiuo metu rodo šiek tiek tamsiau negu yra iš tikrųjų, nes filmuoju prie lempos, kaip ką tik matėt ant planšetės. Bet norėjau dar šiandien pasirodyti, kadangi vis tik čia yra mano galutinė serija, galvoju, dar reikėtų išsimesti kauliukus, pasiuvinėti nors vieną ar 2 projektus ir parodyti jums. Taip, kad einam mesti. Pirmasis kauliukas ir antrasis kauliukas. Ir iškrenta vieneto ir penketo sandūroje 1500 kryželių bet kuriame procese. Taip, turbūt tai bus paskutinė užduotis, tai išsirenku darbelį. Galvojau, šiandien yra sekmadienio vakaras, video reikėtų išleisti maždaug trečiadienį arba ketvirtadienį į eterį. Tai turiu maksimum 3 dienas, bet jos yra darbo dienos ir 1500 kryželių elniuose arba lentynoje kalėdinėje, eksempleryje yra pakankamai daug. Jeigu įmant zylutes, tai tenais reikia 2 normos, būtų 3000, tai turbūt jums bus šiek tiek nuobodu, bet aš pasiimsiu savo zolotojo runo mišką, nes ten siuvinėti 1500 bus man turbūt priimtiniausias rezultatas, ypač vakarais, aš galėsiu prisėsti, bus patogiau. Taip, kad susitiksim tuoj. Ir sveiki visi žiūrintis. Šiandien yra paskutinė vasaros diena. Ir pasiuvinėjau pirmadienį, antradienį, trečiadienį, spaudžiau iš savęs visas sultis, kad tik sugebėčiau normą atlikti. Išsiuvinėjau 1564 kryžiukus. Kaulų darbas nerealiai.
Ir tai čia šioje vietoje matosi ypatingai didelis pokytis, bent jau aš kai lyginu nuotraukas tarpusavį. Super, labai gražiai paaugo, iš dalies jums šitą seriją gal šiek tiek neįdomi, nes čia faktiškai visa serija buvo tik apie šitą Zolotojo Runo mišką, bet progresas nuostabus. Ir man šiame darbe liko tik tais 8549 kryželiai, taip kad aš labai džiaugiuosi, artėjam link finišo. Maždaug 70 keli procentai. 75 dar nėra baigtumo, bet 70 keli, tarp 70 ir 75 tikrai yra. Ir norėčiau jums visiems padėkoti už tai, kad žiūrėjote šį žaidimą, kad buvot su manim šiuos 2 mėnesius. Per šiuos 2 mėnesius įveikiau pati savo stebėtinai didelę normą. Išsiuvinėjau virš 21 000 kryželių per 2 mėnesius. Pirmąjį mėnesį Liepos buvo šiek tiek mažiau kryželių, praėjusį mėnesį, šį vadinamąjį rugpjūčio mėnesį įvykdžiau kažkur tai apie 13 000. Žuvu, iš tikrųjų, kaip žaidimai keičia gyvenimą, iš vienos pusės aš labai stengiausi, iš kitos pusės labai džiaugiuosi, kad bus rugsėjis ir galima bus nevykdyti normą. Aš susigalvojau savo kitokį judėjimo planą, bet kai baigiamąjį žodį galvoju, kad nebūtų visiškai tuščias ekranas, tai aš jums pasirodysiu, kurie darbai dar liko procese. Tai autorinė schema stratifikacija, taip pat kalėdinė lentyna, naujametinė. Taip pat mano velniukai gražiausieji. Dabar turbūt čia viskas pradės čiuožti. Ir dar vienas darbelis, kuris keliauja su manimi rugsėjį. Tai Zylutės Dimensions. Nuostabus darbai, nuostabus progresai. Ačiū visiems, kurie buvot kartu. Išties įspūdingas laikas. Ir su artėjančio rudeniu visus tikiuosi, kad bus kuo daugiau saulėtų dienų ir bus kuo daugiau nuotaikos. Ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki.